Nu ką, sveiki. Sveiki, draugai ir bičiuliai, kelionių entuziastai. Šiandieną jums norėsiu parodyti Starlinką, kurį užsisakiau, tam, kad galėčiau rodyti reportažus iš tolimo šiaurės, kad galėčiau į socialinę mediją, kai Facebooką, Instagramą įkelti storius, reelsus, kažkokį tai reportažą padaryti, nuotrauką. Tai va, tai šiandien bandysiu paleisti, pažiūrėsiu, kaip viskas veikia. Va, čia yra šitokia tai dėžė. Taip, čia Starlinko kojos, kurias statysim va čia vat. Gerai, čia dėžė. O čia yra routeris. O čia yra pats Starlinkas su laidais ir visais kabeliais. Opa. Sveria kokius 3 kg gerus. Taip, tai dabar jis turi įsistatyti kažkaip tai va taip. Opa. O taip pagaunasi viskas. Čia yra dar toksai laidas. Mes tą laidą jungsim. Kur mes čia jungsim? Ai va. Šitas galas kišasi į routerį. O iš pačio Starlinko čia jungsis šitas. Taip. Mūsų yra standart. Confirm. Viskas. Find a clear view of sky. Nu, radom. I have a location. Starlink setup. Viskas įkišta, įjungta. O, kažkas vyksta. Pačioje antenoje yra toksai varikliukas, kuris sukioja tą anteną pačią, kad į palydovą atsuktų. Ir jį reikės išimti. Reikės pačiame Starlink'e gręžti skylę, kad atjungti tam tikrus laidus, nes greitai baigsis laivo akumuliatorius. Čia tai viskas tvarkoja, iš 220 pajungto, ten reikės sugeneruoti 220, vadinasi, iš 12 reikės versti 220. Tai va, tai tą variklį reikės jau kažkaip čia atjungti. O, panašu, kad jau kažkas tai vyksta. Viskas toj turėtų būti neblogai ir toj turėtume turėti ryšį. Į tą laiką, girdit, kaip pipaun paukštelę. Varnėnai jau parskridę, suka lizdus inkiluose ir labai gražiai čiulba. Kaip gražiai. Nu, pats automatiškai sukasi. Viskas. Connect to Starlink Wi-Fi. Gerai, jungiamės. Pasižiūrėsim dabar greitį Starlinko. Būtent šitoj vietovėje. Uploadingo greitis. Neblogas. Galėsiu kelti reportažus, reelsus, storius. Manau, be problemų, prašau. Skaičiai. Tai ką aš galiu pasakyti? Super daiktas. Dabar jeigu taip trumpai apie patį Starlinką, tai šitas pats įrenginys kainavo 250 eurų, mėnesinis mokestis 59 eurai, tai jūs jį galite praktiškai visur pasimti Starlinką, ten kur sugeneruosit 220 arba per konverterį ir internetą turėsit visur. Ta prasme, jeigu aš galiu turėti į šiaurėje, tai jūs ir važiuodami su kemperiu, keliaudami po pasaulį galite drąsiai naudotis šitų internetų. Jis yra tikrai labai greitas, patikimas ir super daiktas. Tikrai galima kelti reportažus iš kur nori. Greičiausiai gegužės 1 dienom nuvažiuoti iki laivo visgi, pasižiūrėti kaip akumuliatoriai po žiemos, viskas ir kaip veikia konverteris. Vadinasi, iš 12 voltų į 220. Ir kadangi jeigu neveiks konverteris, tai negalėsiu pajungti Starlinko. Tai reikės kažką tada galvoti. Na, toksai griozdas šiek tiek, bet jeigu važiuojat su mašina ar kur, tai gali drąsiai įsimest. 60 eurų, sakykime, mėnesiui, tai tikrai nėra kosmosas, bet internetas tai superinis. Nu, visur turėsit. Kai kuriuose net Europos Sąjungos šalyse
Na, nebūtinai pačioje Europoje, bet na ir kitur. Tiesiog internetas tiek prastas yra. Tai čia, man atrodo, geriau būti negali. Tai va, apie Starlinką trumpai tiek. Reikėtų išbandyti kostiumus. Esu nufilmavęs reportažą žiemos metu, kaip bandom hidro kostiumus. Bet sakiau, dar kokį reportažiuką padarysiu. Biškis įlyjo, paukštelį pipūna. Oi, fainai. O, lietutis toks pavasarinis. Fainai. Reikės eiti ežeran. O čia gavau tokių filtrų. Kuro filtrai ir tepalo filtrai, kuriuos įprastai reikia keisti kas 100-150 jūrmilių. Nu, va, tai paėmiau po 5. Paskaičiavau kilometražą, viską. Tai va, tiek trumpai apie Starlinką. O, dar parodysiu, kokį gavau meno šedevrą. O, viena mano draugė nutapė paveikslą. Ten aš, čia Kaitas. Ir čia esu Fincėje 2019 prieš pat COVID-ą. Labai gražus darbas, tik tai neturiu kur aš jo pakabint. Kol kas tai parėmiau prie sienos. Na ir dar parodysiu. Čia dabar tokius žiūriu rūbus, kuriuos pagrindė nešiosiu. Ir turiu vieną savo tokį rūbelį, ant kurio dabar jau dėsiu savo sponsorių etiketės. Gerai, čia taip. Opa. Na va, turiu tokių etikečių aš ant siuvų, sakykim taip. Jie turėtų atrodyti štai taip. O, Baltic Transline'as. Galvoju, uždėsiu čia, bet tas baltas gal čia nelabai tinka. Paimsim kokią panašiai mėlyną spalvą. Ir Green Group. Tai kažkaip taip turbūt dėsim. Nu, vėliavėlė kaip priklauso. Tai va, vaizdas turėtų būti panašus. Aišku, dar čia yra vietos keliems logotipams, gal netgi po 2 iš vienos pusės. Nu, šitą vietą galima užimti dar. Tai va, na, bet pagrindiniai tai šitie bus jau. Visiems labas rytas. Nu ką, šiandien oras visai geras. Nelyja, saulė, varnėnai pipaun. Einu, sakiau, išbandysiu survival siūtą. Išgyvenimo kostiumą. Kadangi atsiuntė 2, vienas buvo gero dydžio, kitas mažiukas. Netiko. Tai reikia šitą išbandyti, pasižiūrėti, kaip čia viskas veikia. Tai parodysiu jums prie to pačio. Tai vat, ledų jau nėra, sąlygos jau netokios kaip Arktyje. Šitas išgyvenimo kostiumas yra būtinas Arktyje. Būtina jį turėti, kadangi vandens temperatūra yra labai žema, keli tik tai laipsniai. Bet yra atveju, kai yra žmonės išgyvenę 24 valandas vien būdami šitame kostiume. Labai geras kostiumas, sakė, bet neatsimena pavadinimo firmos. Nesvarbu, svarbu šiltai apsirengti, į kokono pozą, nejudėti, nu ir tikėtis, kad bus pagalba kažkokia tai. Vandenėlis ramus. Tuoj pabandysim įšokti. Opa, opa, opa. Miški šlapia. Oi, orelis pasaka. Bandysim daryti šokimą.
Nu jo, tai. Nu super. Tik sunkoka, aišku, čia su juo labai viskas suspaudžiasi taip. Bet šiaip į laivą, jeigu baltoji meška prakurdytų pripučiamą valtelę, tai manau, be problemų praplaukčiau su pertraukėlėm. Nu nežinau, kaip čia sekėsi nufilmuoti viską, bet vienu žodžiu sunku judėti su šitų kostiumų vandenyje. Tikrai vienareikšmiškai grįžimas į krantą ar prie plausto turbūt galimas tik tai plaukiant nugarą. Nes plaukiant krūtinę labai sunku iš tikrųjų. Ir taip sunku manevruoti su juo. Nu, bet bent tikrai nešalta. Vandenį, manau, galima tikrai ne vieną valandą išbūti. Šoksiu dar pasitreniruoti biškučiuką. Tikiuosi, nereiks jo panaudoti nei vienu, nei kitu atveju. Šiaip tikrai labai komfortiška, tik nekomfortiška, kadangi labai burną užklijuoti ten reikia ir kvėpuoju per nosį. Einam dar pas bites pažiūrėti, šiemet dar nebuvau. Užsikūriau dūminę. Pažiūrėsim kokią situaciją lizduose. Ar deda perus, kai peržiemojo viską. Prieš kokį mėnesį tai jų pačių medaus uždėjau. Galvau, gal maistas baigsis, bet žiūriu, kad labai nedaug pavalgė. Pažiūrėsim, kiek dabar yra išvalgę. Dirba pilnu pajėgumu, žiedadulkes neša. Turėtumėt matyti. Ant kojyčių geltonos tokios žiedadulkės, matot? Gražiai dirba, jau gražiai dirba. Ne taip gausiai. Čia buvo pagautas spiečius, toksai. Buvo pagautas spiečius, tokia silpnesnė šeimelė, bet neblogai, matau, peržymo. Irgi žiedadulkės neša, motinėlė vadinasi yra. Na. Nu, merginos iš šoną. O, jau čia sunkus. O kas čia? O čia pilna medaus, prašau. Pilna medaus su žiedadulkėm. Gerai dar motinėlę paieškot, bet motinėlės galiu ir nematyti. Na gerai, šitas avilys tai super. Peržiemojus puikiai. O čia sunkus šitas, sunkus. Žiūrėkit. Nu, ne pilnas medaus, bet vaizdas va toks. Va žiedadulkė štai čia va yra, tai parodysiu. Aha. Va štai čia žiedadulkės yra, matot, geltonos. O va štai čia va yra medus. Pakreipsiu, kad kameros nesuktų. Prašau. Nu va, medutis jau kopinėjimas bitelių. O va štai čia va, kaip matot, yra perai jau. Perai yra, viskas šilta, tai juos galima saugiai apžiūrėti, kiaušinėliai va pridėti, nelabai matysis turbūt jums per kamerą. Ir įprastai, kur yra kiaušinėliai, vienos dienos būna ir motinėlė. Na, bet motinėlės aš kol kas nematau. Kai kurios bitės net geltonos, taip žiedadulkėse, suprantat, išsitrynę, net geltonos. Nu, jėga. Jėga. Noriu parodyti į motinėlę. Va, prašau, matot kokia didelė? Kamera tik tai užstoja, va štai šita va, didelė. Va, čia yra motinėlė. Nežinau, ar matos tik tai. Va. O, va, eina kokia didžiausia, pati didžiausia bitė tarp bičių. Kokia dvigubai ilgesnė. Ir labai gerai deda kiaušinėlius, tvarkingai viską. Matyt, nauja, bet pačios bitelės ją atsinaujino. Štai tokie trumpi šį kartą mano reportažai jums. Noriu padėkoti beje žmonėms, kurie man parašo asmeninę žinutę ir nori taip prisidėti prie kelionės. Taip pat noriu jūsų paprašyti, kas niekur dar neskyrėte arba tiesiog neskirite 1,2%, galėtumėte paskirti mano VŠI Burėmis į Arktį. Rekvizitus paliksiu apačioje prie komentarų. Būčiau jums labai dėkingas, tai prisidėtumėte prie mano kelionės.
Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu nesunku, pasidalinkit, paspauskit laiką, parašykit kokį komentarą, nors ir liuksą arba ne liuksą uždėkit. Taip video turės tokį didesnį pasiekiamumą kitiems žmonėms. Tai va, ačiū Jums labai ir manau iki greito pasimatymo. Iki.